Va, vyno kainas pas mus. Tai čia lietuviai prasigertų visi. Euras 50 šitas akcijinis, 12 stiprumą. Čia pagrindė visi 12-10 stiprumą, va kainas. Sakau, biški parodysiu. 5, va, 2 eurai. Va, 2 eurai. Nu čia akcija dabar tie, kur... O, va 7,5, va reikia pasimti. A, 2 eurai tas, va 7,5 saka. Va vyną kainas, rodau. Čia ne dėl to, kai jisai neskanus, ar kas čia tokios, visur tokios kainas, va. 5 litrų bambalis, 4,99, va. 4,99, 5 litrų, 11 stiprumą. Va, čia kita rūšis. Ten raudonų vynogių, čia tokia kaina visur. Va, po 2 eurus, ką tik žiūrėjau, 10 stiprumą, 2 eurai akcija. Čia koks 2 litrai musie. 10 stiprumą, 1,5 litrą. Ot kainas kokias, vaikiškas, kapeikas. Euras 99, va, rodau visas kainas, nieko neperdedu. Litras, euras 19, va šito ragavau. Čia yra kiek stiprumai, jisai 11,5, va. Limonadai pigus irgi. Kur čia tos kainas limonadų? Kur aš perku, va. 89 Coca-Cola. Čia kitoks. Čia tas jau euras 60. Mes va tuos perkam labai skanus. Va šitą pakuotę įimi visą. 55 bambalis. Va tie skanus aš tą perku. Va tokias kainas, o čia tonikas. Nežinau, kas įdomiau, tą parodysiu. Va, 4,39. Čia valstybinė, man atrodo, nežinau, 5,9, kiek čia stiprumą, bijau sudaužti. 37,5 stiprums. Va, čia tie 6 su centais. Va. Čia kas geria, supranta, aš kaip negeriu, tai nežinau, nesuprantu. A jie čia stiprus, silpni. Va, čia didelė labai bonka. Čia yra 6 dekalų. Va, čia valstybiniai, po 6 eurus. Čia šampanai, kiek spėjau. Va, čia kažkur lyg tai matytas. 6,99. Čia aš skaitau, kad pigiai. Aš skaitau, kad čia pigiai. Čia va matau irgi. Nu pasirinkimą tai kiek nori. Čia tai apačioje tai didžiulės bonkas, čia po 1,5 litrą, ne? Čia po 1,5 litrą aš kiek spėju. Einam prie mėsų parodysiu. Mėsa, sūris. Va, čia kažkokie irgi. Va. Dešrelės. Akcija būna 2 eurai šitos, 2,89 dabar čia yra kilogramas. Aš kada akciją, kai perku, visada po 2 eurus akcija būna. Labai skanė šitos, žiauriai jos parūkytas yra.
Biški parodau. Nežinau, ar galiu filmuoti ar ką. Turbūt matys. Turbūt bus matytis kainas, nes visiems įdomu, va prašo, tai rodau. Kiaušiniai buvo praeitą savaitę. Cukrus, kiek cukrus pas mus kainuoja? Euras 19. 1,19 cukrus. Pigiausias. Miltai, čia miltai, atsiprašau, parodžiau miltai, 55 centai kilogramas. Cukrus 1,19. Cukrus. Čia net cukrus musė. 1,19. Va yra dideliais, jeigu nori. Va kiaušiniai, dabar 2 eurai, 1,99, o tai būna po 1,60 normali kaina. Praeitą sykį buvo po 1,10, tai visus paėmiau kiek buvo. Dideli gražus kiaušiniai. Eurą 60. Tai dabar 1,99 normali kaina. Čia matyti iš kelių rūšių veža ir yra va po 3 eurus. Po 3 eurus. Tai kiek čia tų kiaušinių dabar? 18 ar kiek? 2,99 va šitą. Toliau nežinau, ką čia rodyti. Va, bulvių košė. Gatava čia ta bulvių košė, mes šitą perkam. 6 pakiai, man atrodo. Kavas va labai pigės, labai geras kavas. Lavaza, va čia pigiausia lavaza aš perku. Pakuotę visą, tai moku 8 eurus, 4 tie yra. 4 po 250. Gal bus paskui parodysiu. 4 tie po 250, tai kiek kilogramas, 8 eurai. Va šitos pupelės irgi labai skanės. Pusę kilogramą. Va tai nebloga kava. Visai nebloga kava. 250 gramų. Ir geriam ir šitą va kartais. Čia kas įdomiau. Prasuku biškį. Nutella. Nutella, va. Nežinau, ar čia brangu, ar ne, aš neperku jos. Uogienės tai pas mus brangias. Kiek čia tų yra? Pusę kilogramą musė bus. Stiklinį. Jo, stiklinis indas. Va, uogienės tai brangias, labai uogienės. Euras 3,9, tai čia akcija euras 1,9, normali kaina. Medus. Uogienės tai visas išbandžiau. Va, čia Nutella yra 3,9. Ne Nutella, čia tas jau padėlkinis, 7,50 gramų. Aš va tuos sausainius perku arbatinius visą laiką. 3 eurai 1,5 kilogramą. Žiauriai skanus šitie. Va. Labai skanus. 1,5 kilogramą tik 3 eurai. Mane pažįsta, kad aš akcijinį žiūrkį. Va, tie labai skanus. Čia tai šitie tikrai skanus. Ir nebrangus jie, va, visa kiek čia jų yra. 10,5 kilogramą, euras 99. Ne, būčiau apgavęs. 2,39 eurai. Čia pačioj kaina. 10 šitų. Žiauriai skanus jie. Yra va tokių ir palaidais. Euras 75. Va, pyragai. Pigus, tikrai pigus pyragai. Euras 1,9.
Euras 80, nežinau, o brangiai neperku šito. Euras 70, va šitos esu pirkęs, labai skanu. Kiek jų čia yra, 6, man atrodo. Va, razinkas, euras 29. Razinkas, kiek čia tų gramų? 250. Ai, buljonai, kur tie buljonai, tie ne buljonai, bet tie. Jo, labai pigus tiek. Va, yra, ai, ne, būčiau sumaišęs. Jo, miltais, va kaip yra, jeigu imi 3, 15 kg yra pigiau. Pakuoti, va, 5 kg 2,69. Pati aukščiausia rūšis, žiauriai skani duona. 2,69, 5 kg. Bet turi imti 3 pakius, jeigu nori gauti už tą kainą. Sūriai, va, buterbrodai. Euras 9 buterbrodas. Mes su lašiša visada perku. Va, akcija šiandien, va, paštetui, kažkokiam kaip paštetas euras. Normali kaina euras 9. Nu, čia tokia. Jo, reikia paimti, įdėti, tą paragausiu. Nu. Jo, paim pakuotę visą, va, lašinukai. Gatavai supjaustyti viskas, va. Nereikia, jeigu spirgini, tai nieko nereikia. Čia kaip šlapenki tokia paragausiu. Va, šitie skanus su varške labai jie nebrangus yra. Po 99 centus gatavai padaryta. Akcija vėliakus. Sūriai, nu sūriai iki 10 eurų eina. 10, kur jau labai geri sūriai, va, kilogramą sūrė. Čia jau tie firminiai, kieti, aš jų neįkandu, gali galvą praskelti. Va, čia einam dar parodysim. Tomatai, va, pastos visokios, 85 centai. Čia po litrą, man atrodo. Litrą, 700 gramų. Va, mes tuos perkam, čia yra jie. Va, šitie euras 89, bet jie labai skanus. Kiek čia tų gramų? 500. Mililitrų 480 gramų. Paėmė vieną. Va, tie euras 39, tie labai skanus, kečupai. Yra aštrus ir silpni. Kurie aštrus dabar neatsimenu. Paėmė, sakė. Aliejus yra kitoj, čia va kiek aliejaus kaina. Euras 7,9 mums nežinau. Jo, mes kitoj parduotuvėje euras 3,9 perkam. Pigiausias. Reiktų pasimti. Euras 3,9, ne, dabar nereikia. Ten gal važiuosim. Va, aliejaus kaina. Čia 5 litrai, 8,99. Litras euras 7, bet čia brangiau, yra pigiau kitoj parduotuvėj. Makaronai, akcijas būna. Nebėra tų dėžių tokių dideliais pakiais po 5 kilogramus. O šiaip va, makaronų kainas. Labai gera rūšis, labai geri, pasakiški. Gali virti kaip nori, nesukimba, nereik plauti nieką. Makaronai tai viskas, tikrai pasakiški. Va, po 5,9. Visi po 5,9. Visokiausių 59, va, visokiausių, kokių tik nori. Prieskoniai po eurą. Visi va po eurą.
po 99. Va. Belė kokie, 99. Kas čia dar aktualu būtų? Žirneliai 95 centai. Kiek jau čia yra, kiekis nežinau. 340 gramų. Agurkai labai neskanus marinuoti, vien actas. Va žuvis. Čia perku aš tą euras kažkokią buljonai, va. 99 centukai. Nebrangiai. Čia buvo tų po eurą parodysiu, tai čia pigiausiai, šiaip jie irgi visur yra brangiau, va šitie, va. Jie yra jų labai daug, čia yra 20. 20 tų, kuris sriubą dedi. 20, tik 99 centai. Tai aš turiu prisipirkęs nežinau kiek. Čia sriubom. 220 gramų, tikrai pigiau niekur nerasi, va 20 vienetų. Kubeliai tie. Labai pigiai, norėjau sakyti brangiai. Va akcijas irgi, labai vyksta akcijas, labai galingas. Labai daug, sakau, kiaušiniai buvo po eurą 9, man atrodo, po eurą 14, dabar neatsimenu. Tai visus kiek buvo, tiek paėmė, mums 30. Ryžiai, va, grikių nėra, grikių niekur nėra. Va, tos gatavus perkam irgi labai gerai. Va, ryžiai. Pakuoti čia, 5 kilogramai. Ryžių kaina, o čia pakelis, euras 50. Ryžiai šiaip irgi brangus, tai jie visur tokie. Einam dar toliau, va, tie sultinukai čia visokie. Šiaip daug kas pigiau nei Lietuvoje, labai daug kas pigiau. Būna jogurtam labai geras akcijas, va. Čia tas, kaip jis vadinasi, mozzarella tie sūriai. Va, kilogramo kaina sūrių. Labai skanus, su alyvuogėm. Nu, pasakiški. Jau sūrius tai išragavom, neįsivaizduoju kiek. Va, kilogramo kaina. Sviestas. Va, sviestas. Čia biški brangiau, 8,9 va. Margarinas, nesviestas, viskas su juo kepu, viską. Tai labai geras, 8,9 centai. O sviestas tai brangus yra, 250 gramų, va kiek sviestas kainuoja, 205 gramų šitas. Tas geras, labai geras. Bet man biški gaila, va šitą aš naudoju. Ana tai tik ant duonas teptis. Čia kitų net nežinau, kas čia. Parodysiu dešras, kokiais kiekiais dešras, jeigu leis. Duonas sveriamas, bulkas sveriamas yra, va, duonytį. Euras 89, kaip lietuviška. Kiek čia tų gramų? Pusę kilogramo. Yra balta ir yra juoda. Va, euras 89, pusę kilogramo. Duona brangi. Va, kiek akcijų būna. Viena akcijas. Šiaip duona yra sveriama. Naini prie prekystalę pasisveri. Bulkų, duonų. Mėsa pigi, bet jeigu leis man filmuoti. Jeigu leis man filmuoti, ne va, Red Bullis pigus. Tuoj parodysim Red Bullio kainą. Ir šviesus ir tamsus vienoda kaina, euras 29. Prieskoniai. Iš priemonių tai labai pigiai. Va, tualetinis kainuoja
18 pakelių. 3 sluoksnių, labai mes žiūrim dabar, 3 sluoksnių. Bet ne šitą perkam, dabar ne iš dar didesniais imu. Va, net nežinau kainų, nematau. Va, čia šitie tai labai pigus. Rūbam tai čia žiauriai pigiai. Euras 99, bet yra kitoj parduotuvėje važiuojami pigesnė. Dar pigesnė šitie yra speciali parduotuvė. Va. Man atrodo 3 eurai šitas. Labai skanus, 3 litrai. Sunku su kamera laikau vieną ranką. Yra dar pigesnė šitų. Gal kada video padarysiu. 2,99. 4 eurai. Va, 3,9. Kiek čia tų litrų? 3 litrai. Va, kapsulės perkam. Tai buvo akcija po 3 eurus, man atrodo. Čia daug tų kapsulių, 24. Po 3 eurus buvo, tada aš pasiimu daugiau į priekį, prisiperku. Va, tas euras šiam 5. Feiris litras 99 centai. Feirio litras. Čia nežinau, ar čia jų yra, aš iš čia neperku, nežinau. Euras 19 čia. Bet čia ne feiri, man atrodo. Ar čia feiriai, ne feiriai, dabar nežinau, aš iš kitos perku. 99 centai, o čia euras 19. Euras 35. Yra dar pigiau po eurą jų. Kiek labai gera kokybė, žiauriai gera, yra purškiamų ant dujinės, užpurškė ir kokį tualetinį mes ten perkam. Norėjau parodyti tą pigiausią. Ai, ne čia, Maksimoj. Tas rulis 8 eurai, kiek suprasčiau. Jo. Tas vienas. Taip suprasčiau, kad 8. Nu va, prodžiau dabar žuvis brangi. Mėsa tai pigi, mėsos kilogramas, va, nenoriu ten eiti. 4,90 palendricas. Palendrica visada perku, supjaustą, va, yra kaip nori už tą pačią kainą, sumal, jeigu nori, viską padara. Biški nedrįstu eiti, parodyčiau. Jei sumal, supjaustą, ką nori, tą padara jie. 4,90 palendrica kaina. Nupirk Lietuvoje už palendricą. Va, kokių yra ten didelių gabalų. Pjausta kaip nori, va. Kokių didžiulių gabalų. Pamatė pardavėją, bet nieką ranką pamojavau. Va, pamačiau kainą. 3,59. Tai sakyčiau nebrangiai turbūt. 3 litrai. Man tai čia labai pigus jie. Šampūnai, va, matau, euras 50 akcija. Čia va tokių pažįstamų vardų. Va, 7,5. Šiam 5 centai. Labai gera kokybė. Žiauriai aš išbandęs turiu. Jau kokią kokybę. Tai čia dar brangiau, mes į specialią parduotuvę kitą kartą video padarysiu iš tenais. Parodysiu po 8 po šiam centų. Va tas geras, va, namam dezinfekuoja šnapsas. Čia mūsų lietuviai iš rytų 90 čia yra. Aš naudoju kambariam dezinfekuoti. Ne, 70,5 alkoholė. Jis čia litras, kiek čia yra, euras 79. Va. Kamera baigia įsikraut, bet dar gal spėsiu pafilmuoti. Va tie langam geri, aš išbandęs viską. Žiauriai geri ir nebrangiai.
Va. Euras, va matot kainą. Euras 9 kaina. Dat. Nežinau kas čia. Ai, plaukų dažai, va. Akcija be akcijas čia visą laiką, va, plaukų dažai. Visokias čia tos spalvas. Lenor. Čia ne dažai. A čia ne dažai? Ne. Ai, tai ten dažai, aš suklydau, atsiprašau. Va, atėjau prie parfumų. Šampūnai, va. Akcijas. Didelis butelis. Nu, alyvuogių aliejaus. Su alyvuogėm. Čia litras musie visas. Jo, va, litras. Gal čia rankom nežinau, kad paskui neapsigėdyčiau. Va, rodau kainas. Kremai, va, šitie plaukam labai geri. Bet aš dar turiu iš Jolantas. Va, kainas. Kapeikas, tikrai kapeikas. Miltelių kaina. Aš tokių neperku, nežinau. 3 kg pažiūrėjau čia. 3 kg 300. O čia jau pigiau. 5,99. Va, čia kiek čia tų kilogramų, tai nežinau. 3 kg, va. Tai nebrangu, sakyčiau. Dar galiu filmuoti 3 minutės. Va, dažai. Tai jų yra visokių spalvų, kiek noriu, kokių nori. Ten toliau. Jeigu dar kamera atlaikys, tai nueisiu parodyti. Va, keptuvės. Dujinį, paprastą dujinį 200. Mikrobangį brangi, mikrobangį 99. Va šitą dujinį 199. Nežinau. Nežinau, kiek Lietuvoje kainuoja.